atvažiuodavo pas mane draugai į svečius ir matyt, aš juos labai greit užkrėsdavau meilę šitam kraštui. Kelios 2, 3, 4 dienos praeina ir sako, mes irgi norim. Ir dažniausiai būdavo šalia manęs. Tai va taip mūsų labai atsirado nemažai per trumpą labai laiką. Apie 20 ten per porą mėnesių. Va taip ir prasidėjo. Pirmas himnas, Liepos 6. Mes, tarp kitko, pirmą himną giedojom tik 4. Mums italas pafilmavo, atsidėjom, tai va, pirmas himnas buvo 4. Kitais metais jau 20 ar daugiau. Pernai buvo jau virš 50. Tai ir turėjom tą šventės progą, dar paskui susitarėm su kavinė, pizzerija, pasidarėm šaltibarščių. O kiek dabar jau tų lietuvių čia maždaug O pristatymas žinokit, Kalėjoje? Bandžiau, Ar Kalabrijoje, kaip pat jūs ją skaičiuojate? Šiaip Kalabrija, mes Kalabrijos lietuviai, bendruomenė, Kalabrijos lietuvių bendruomenė po Italijos lietuvių vėliava. Vienintelė Kalabrija, kuri neturėjo bendruomenės. Tai kiek dabar jau čia priskaičiuojama? Virš 200 šeimų, gal net ir 300.